Labadiena, aš esu Kristina Karalytė, Artmanijos kūrybinių kursų vadovė Vilniuje. Tęsėme pamokėlių seriją apie emalės lydymą. Šį kartą naudosime specialų kaistantį lydymo indą ir emalės miltelius stambiomis granulėmis, kurie vadinasi UT. Informacija apie naudotas priemonės ir kaip jų įsigyti yra video pabaigoje. Na, o štai čia pamokėlės apie emalės lydymą pirma dalis, kur dekoravome štampukais ir lydėme fenu. Tie, kas pirmą dalį jau žiūrėjote, likite su manimi. Pirma, suteikėme fonui spalvą. Naudoju rudą varinę ir žalią chameleoninę. Dažus tapšnoju kempinėle, taip paviršius pasidengia tolygiau. Spalvas maišau tarpusavyje, kad išgaučiau įvairesnį atspalvį. Kraštus pasendinu juodais dažais. Daiktas, kurį dekoruoju, pagal paskirtį yra knygos skirtukas, bet užsienyje populiarios tokio dydžio ir formos dekoracijos interjerui, pavyzdžiui, su sparnuota fraze ar paveikslėliu. Tad iš dekopažinio ar skrebinimo popieriaus išsikerpu ir priklijuoju vintažinį gėlių motyvą prie pagrindo. Aš saviškį irgi kabinsiu kaip paveikslėlį ant sienos arba ant komodos raktelio. Kraštams suteikiu kontūrą auksinę emale. Smulkesnis šios technikos paaiškinimas pirmoje emalio dalyje. Emaliuoti krašteliai gražiai švytės auksu ir blizgės. Tada aplink paveikslėlį iš emalės užliesiu sluoksniuotą rėmelį. Emalį lydyti yra specialus indas pavadinimu Melting Pot. Jį galima užsisakyti per Artmaniją. Įjungiu ir nustatau ant kaitriausios temperatūros. Užsidega raudona lemputė. Dangtelis uždengiamas kaitinant emalį. Šiai technikai rinkite stambių granulių emalį UT. Jis būna įvairių spalvų. Kad emalis lengvai piltųsi, reikalingas skiediklis UT Flex. Čia beriu aukso, sidabro ir juodą atspalvius. Nepamirštu kelių skiediklio granulių. Pilu tada, kai išsilydo į vientisą skystį. Pradedu nuo nedidelio lašelio viršuje ir kol emalis dar karštas, įspaudžiu dekoraciją. Viską pakartoju dar kartą, pridedama raudonos emalės. Spalvų iš anksto nemaišau, jos pačios gražiai maišosi pilamos. Dažnai per kursus pasitaikanti baimė tai padaryti klaidą dėl nemokėjimo kontroliuoti emalio tėkmės. Todėl moteris skuba greičiau jo palaistyti paviršių, manydamos, kad emalis liejasi pats savaime, nekontroliuojamai. Taip nėra. Mano patarimas visoms, kuo lėčiau liesite, tuo tikslesnė bus trajektorija. Tam reikia tik mažiau palenkti indą žemyn. O jei emalis blogai liejasi, atvirkščiai, indą žemyn palenkite 90 laipsnių kampu ar įdėkite daugiau skiediklio. Jei padarote klaidų, galite jas koreguoti. Nuvarvėjimus nesunku nulaužti, o lūžio vietas užlydyti rankdarbiu fenu, kad nesimatytų nuskilimo. Kaista tik centrinė indo dalis, todėl emalis likučius nuo krašto stumiu vidurio link, kad vėl išsilydytų. Pilu dar daugiau emalės, nes noriu storesnio rėmuko ir daugiau spalvų. Pildama emalį aš neskubu. Nejudinu aktyviai indo, nes aplaistyčiau daug nereikalingo ploto. Darau vos matomus mikrojudesius į šonus tik tam, kad atsirastų vingiai spalvose. Ypač gražu, kai emalio srovelė tekėdama vos sukasi. Tada ir raštas turi gražius sūkuriukus. Smulkesni ornamentai kartais atšoksta, nes vėsta dar pilimo procese ir nesukimba su paviršiumi iki galo. Priklijuokite juos kokybiškais rankdarbių klijais. Gražu emalį pabarstyti stiklo karoliukais, papuošti nerinukais, metaliniais pakabučiais ir kitais mažmožiais, kurių rasite savo stebuklų stalčiukuose. Antrąkart pakaitinkite emalį rankdarbių fenu ir dekoracijas į jį lydykite, įspausdamas gilyn. Ta patį galima daryti iškart užpylus emalę, kol ji dar nesustingo. Tačiau tai reikia daryti staigiai, nes emalė stingsta akimirksniu. Jei kai kurios detalės nekibtų, jas pritvirtinkite rankdarbių klijais. Padekoravus paveiksliuką, į apatinę skylutę įvėriau kutasėlį. Dar galite pridėti nerinukų. Nugarėlėje iš atlasinės juostelės suformavau kilputę ir priklijavau ją karštų klijų pistoletu. Taip atrodo rezultatas. Šią techniką galite kurti rėmelius paveiksliukams ar lieti kitokias dekoracijas ant įvairių paviršių. Tik svarbu prisiminti, kad emalis gerai sukimba su popieriumi, medžiu, gipsu ir šiurkščiais groblėtais paviršiais. Atšoksta nuo metalo, plastmasės ar stiklo. Emale galite aplieti nuotraukų rėmelius, dėžutes, kurti papuošalus. Priemonių įsigyti jums padės Artmanija. Mes ne tik patys prekiaujame rankdarbių priemonėmis, bet ir galime jums užsakyti reikiamą prekę iš užsienio parduotuvių turinčių platų rankdarbių priemonių asortimentą.
Tad jau dabar galite ateiti pasižvalgyti į mūsų internetinę parduotuvėlę www.artmani.lt. Visoms linkiu malonios kūrybos ir iki pasimatymo.